Lietuvos statybininkų asociacijos tarybos išvažiuojamasis posėdis Rūdininkų karinio poligono statybvietėje. Lankomės Rūdininkų poligone, pagrindinis generalinis rangovas Eika Construction. Almantai, iš tikrųjų po ekskursijas susidaro tokie dvejopi įspūdžiai. Viena tai mastelis, antra sparta darbų, kokie čia vyksta, tai daro įspūdį. Ir kadangi yra viceministrė ir yra statybos politika, turbūt atstovaujant Estą Rokiskienę, tai matyt reikėtų jų paklausti, ar šiandieną statyba etapais, projektavimas etapais, ekspertavimas etapais, ką mano ministerija, pavyzdžiui, ar turite daugiau kokių nuomonių iš rangovų dėl naujo teisinio reguliavimo, kad statybą ir projektavimą galima daryti etapais? Tai iš tikrųjų mes nemažai ir diskutavom šią temą ir girdim problemas visuomenės, tų pačių statytojų, kad reikia kažką keisti, tą etapiškumą. Tai numatyta yra jau čia nauja tvarka, kad galima būtų, jeigu buvo sugriežtinta, tai dabar yra ta dalinė, gali būti statyba su daliniu projektu. Etapai yra leidžiami, o čia tai turbūt apskritai įspūdį iš tikrųjų daro pats objekto dydis ir matėm, kad tai yra etapai. Ir čia yra tas toks objektas vienas iš pirmųjų, kur išimtis be teritorijų planavimo, be statybos leidimo, viskas yra pačiam gale, bet akivaizdžiai matom, kad statybos sparčiai vyksta ir dar tokie betoniniai keliai, kur tikrai įspūdį daro ir kokybė, ir tą, ką matom, ir to objekto dydis. Tai turbūt tie etapai, manau, kad čia sėkmingai pasiteisino, o etapiškumą, jeigu dar kažkur reikia pasižiūrėti, jeigu yra spragų, tai jo diskusijom visada atviri. Almantai, vaikštom po statybą, didžiulis kontrolės aparatas, kur vaikštom visur reikalaujama pateikti savo asmenybės, visus dokumentus, viską, ir klausimas, kaip sureguliuojate darbuotojus visus, kurie patenka į statybvietę, kaip su užsieniečiais, kurie ar gali šičia dirbti, kokia situacija yra? Tai situacija tokia, kad labai esminis momentas, kad laikomės visų reikalavimų ir kitą kartą net patys griežtesnius reikalavimus savo įsikeliame negu priklausoma, suprantame šio projektų svarbą ir šiame projekte negali dirbti užsieniečiai, kurie papuola pagal Seimo įstatymą į priešiškų šalių sąrašą. Tai aišku, be abejo, Kinai, Baltarusiai, iš Azijos tam tikrų tautų. Ir kiekvienas darbuotojas įeinantis į statybos aikštelę, jis, kaip sakoma, yra identifikuojamas, turi vardą, pavardę, yra duotas apsaugos tarnybai sąrašai ir kiekvienas įėjimas vykdomas per fizinę apsaugą, pilno ūgių turniketai. Ir šių principų realiai laikomės visuose projektuose, nes manom, kad statybos sritis yra iš tikrųjų rizikinga ir privaloma laikytis aukščiausių reikalavimų. Tie, kas nesilaiko, sutaupo tam tikrų išlaidų ir mes kai kur ir netampam konkurencingi, bet toje vietoje mes kompromisų savo nedarom. Tai galbūt reikėtų, pavyzdžiui, inicijuoti tarp žinybinį susitikimą, pavyzdžiui, Aplinkos ministerija ir viešųjų pirkimų tarnyba, kur būtų galima aptarti tos kvalifikacinius kriterijus, reikalavimus konkursam, nes, kaip girdime iš jūsų, tai pasitaiko taip, kad ateina į konkursą tiekėjas, kuris visiškai ignoruoja darbuotojų saugą, ignoruoja galbūt ir darbo tvarką. Ir klausimas, ar ministerija sutiktų, pavyzdžiui, tarp institucinį pasitarimą padaryti, su viešųjų pirkimų tarnyba, galbūt viešųjų pirkimų politiką atstovauja ir formuoja ekonomikos ministerija. Ką manot, viceministrė? Iš tikrųjų būtų naudinga, nes čia ne vien tik tai tokio didelio mastelio objektų problema yra, bet ir kitų mažesnių savivaldybių objektų, valstybės svarbos objektų. Jeigu projektą laimi pagal mažiausią kainą, tai dažniausia būna, kad pritrūksta vis tik tos kokybės ir vis tiek po to papildomai reikia finansuoti tokį objektą arba perleisti tą objektą kitam asmeniui. Almantai, viceministrė pažadėjo, kad inicijuos susitikimą, tai tikiuosi, kad konkurencijos sąlygos bus skaidresnės, sąžiningesnės po bendro susitikimo. Asta Rokiskienė pažadėjo, kad teisiniam reguliavime visas inovacijas įteisins, tai einam turbūt su tarybos nariais susitikti, padiskutuoti ir pratęsti diskusiją. Objektas iš tikrųjų įspūdingas yra, ką pažiūrėti, pamatyti ir
kyla pasididžiavimas Lietuvos statybininkais, tai nežinau, kada ruoštės pakviesti mus juosteliai kirpti. Tai mes būsim pasirengę šitą projektą perduoti, visą projektą gyvenamąją ir logistikos zoną iki rugsėjo 1 esam pasirengę perduoti likusią dalį iki naujų metų, o toliau turim, sakykime, ir Lietuvos kariuomenės su vokiečių partneriais susiplanuoti. Tas vyksta, Vokietijos karių aukščiausių lygių vadovų vizitai vyksta į šitą projektą, realiai kas 3 dienas turbūt čia lankosi kažkas iš Vokietijos ir tikrai visi džiaugiasi šiom sąlygom ir tikrai, sakykime, išgirstam atsiliepimus, kad Lietuvoje geresnės sąlygos bus negu ten pas juos pačius Vokietijoje. Ačiū ministerijos atstovėm, kad sutiko sudalyvauti šitoje apžiūroje objekto ir Almantai, ačiū už pristatymą ir už patirtus įspūdžius. Ačiū labai. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū.